Labas rytas. Tai šiandien truputį informacijos apie vėlgi sąmoningą mitybą ir įėjimą į 3 sausio pasninko dieną. Pagrindinis dalykas, kurį visiems pabrėžiu ir dar kartą sakau, kad niekada nereikia labai akcentuotis į maistą. Yra labai svarbu įeiti, labai svarbu išeiti, labai svarbu atsistatyti, bet gyvenant labai svarbu nesureikšminti maisto. Kada šnekam apie tai, kad nesureikšminti maisto, tai nereiškia, kad aš valgau bet ką, bet kaip, nes aš jo nesureikšminu, ne? Tai yra kvailystė, tai yra nežinojimas. Todėl labai svarbu yra žinoti, kokie produktai žmogui tinka, žinoti, kodėl tinka, žinoti jų energinę prasmę, žinoti iš viso, dėl ko žmogus valgo, kaip maistas veikia jo kūną, ar ne, ką mes su vienu maistu arba su tam tikru produktu galime pakenkti savo kūnui ir kaip galime padėti, ar ne. Ir sąmoninga mityba tai yra ne tai, kad tu pasirenku, šitas yra sveikas produktas, aš žinau, ar ne? Sakykime, mes visi žinom, kad žolės yra reikalingi žmogui, kaip mikroelementų šaltinis, kaip vitaminų šaltinis, vaisiai yra tinkama, ne? Čia taip abstrakčiai kalbant. Ir mes suvokiam, kad ekologiškas maistas yra daug sveikesnis, kad darže savo augintas jis turi dar daugiau pridėtinės vertės. Bet iš tiesų mes tokiu atveju mes protiškai renkamės produktus visiškai neklausydami savo kūno. Tai reiškia, tos sąmoningos mitybos nėra. Vien žinoti nepakanka. Sąmoninga mityba tai yra dar ir iš žinojimo pasirinkti tai, ko nori jūsų kūnas. Su tais norais dažnai žmonės sako, kad aš valgau ten pyragėlius arba valgau ten šokoladų daug, dėl to, kad mano kūnas tai nori. Tai visą laiką svarbu prisiminti, ar ne, kad ne visą laiką nori mūsų kūnas. Labai dažnai nori ne tik, kad mūsų protas arba įpročiai, bet labai dažnai to maisto nori patologinės būtybės, kurios gyvena mūsų kūne ir kurios tuo minta, ar ne, tos pačios onkologinės ląstelės, tie patys patologiniai mikroorganizmai esantys žarnyne ar burnoje, ar ne, ir įvairiose kitose terpėse. Tai tam, kad mes atskirtumėm, kas to nori, ne, tam vėlgi reikalingas žinojimas, kad aš suvokčiau, kas yra sąmoninga mityba, kad aš gebėčiau atskirti, ko nori mano protas ir kas iš tiesų yra reikalinga mano kūnai. Tai sąmoningos mitybos, skaityčiau, gal pats pirmas pagrindinis žingsnis tai yra sausas badavimas. Todėl, kad mes per savo ritmą, per savo bėgimą mes pamirštame ir nebežinome, kas yra natūralus alkis, kas yra natūralus troškulys, mes turime gerti, arba aš jau pagalvojau, kad aš turiu gerti, arba aš turiu pavalgyti, nes kaip ir jau čia 2 kartus maitintis reikia. Sąmoningai mityboje žodžio reikia nėra. Sąmoningai mityboje yra tokie žodžiai, kaip aš žinau, ką tai man duos ir aš renkuosi, nes to trokšta mano kūnas. Maistą sąmoningai mityboje tu priimi ne kaip perversmą, ne kaip įsivaizdavimą, kad sveikas kūnas tave išgelbės nuo ligų. Taip, sveikas kūnas tau suteiks energiją, sveikas kūnas iš tiesų gali palengvinti tavo būklę. Tavo kūną iš tiesų maistas gali tinkamai, per maistą įnešama informacija gali tinkamai paveikti tavo kūną ir joje esančius sutrikimus, energinius blokus išlaisvinti. Tinkamas maistas gali kelti tavo sąmoningumą, jis gali leisti tavo dvasiai kilti aukščiau, ar ne, kūnui leisti jaustis lengviau, netrikdyti to ritmo, kurį puikiai mūsų kūnas žino, kaip gydytis, ką daryti, kaip gyventi, ar ne. Bet ta sąmoninga mityba tai vis dėlto yra gyventi, valgyti tada, kada mano kūnas nori ir rinktis visą laiką kuo paprasčiau. Kuo mažiau makaliūzų, kuo mažiau perdirbto maisto. Sakykime, jeigu aš nusiskiniu uogą nuo krūmų, tai yra pats tobuliausias maistas. Jeigu aš išsiroviau morką iš daržo, tai yra pats tobuliausias maistas. Bet ir tai aš tai darau tada, kada aš to noriu. Aš kiekvieną kartą pasirinkdamas produktą klausiu, noriu aš to? Man to reikia? Ką man tai duos? Ir aš klausau savo kūno signalų. Ir todėl meditacija, kuri yra duodama sauso badavimo metu, tikrai pasižiūrėkit, ar ne, per pirmą ir per antrą pamoką, ir dabar aš vėl jums atsiųsiu
Tai yra, kada sauso badavimo metu mes atsisėdam ir mes nieko nedarome, mes tiesiog klausome savo kūną. Apie ką tai? Bandom pajausti, kuriame kūne man skauda, kuriame kūne vyksta tam tikri procesai. Ir lygiai taip pat su šita praktika, su dėmesio sutelkimu, mes turime išjausti, ko mano kūnas nori. Aš turiu tą morką, aš ją galiu pauostyti, aš galiu pažiūrėti. Ir koks man noras kyla, ją paragauti, suvalgyti, aš noriu. Ar tai yra nereikalinga? Gal mes labai daug laiko skiriam maistui, labai daug. Mes būtinai pusryčiaujam, mes būtinai pietaujam, mes būtinai vakarieniaujam, mes būtinai užkandį kažkokį suvalgom sveiką, ar ne, nes mes žinom, kad tai sveika. O iš tiesų reikia gyventi ir maitintis tada, kada kūnas nori. Daug kur yra kalbama apie tai, kad kūnai yra daug sveikiau, kad yra tam tikros valandos, ar ne. Įvesti kūną į ritmą yra labai teisingas požiūris. Todėl, kad natūraliai tuo metu mūsų sultis, tulžys išsiskiria, skrandžio sultis išsiskiria tam tikrais ciklais, ar ne. Ir jeigu mes, sakykime, savo kūną įpratinam pusryčiauti ten 8-9 ryto, kaip pavyzdys, ar ne, arba ten po popietės arba tą pietus valgyti ten kokią 3 valandą, tai mes pradėsim jausti, kad mūsų kūnas tuo metu ir pradės jau siųsti signalus, kad aš noriu valgyti, ar ne. Tai yra ne todėl, kad taip turi būti, gali būti taip, kad jūs esat užsiėmęs, neturit kada ir jums ateina tas poreikis pavalgyti galbūt tik vieną kartą dienoj, arba jūs sergate ir jūs iš tiesų nenorite tų pusryčių ir pietų. Tai pasakys jums kūnas, bet jeigu kūnas yra ištreniruotas, jeigu kūnas yra, ta prasme, žmogus gyvena tikrai sąmoningą gyvenimą, tu tiesiog jauti, kad tuo laiku tu iš tiesų nori valgyti, tai yra palengvinimas, dėl to, kad jeigu tu valgai ir tada tik tai tulžys pradeda skirtis, ar ne, tai yra apsunkinama tulžies veikla, tulžies nutekėjimas, ar ne, bet jeigu mes valgom tada, kada esame alkani, ką tai reiškia, kada pradeda skirtis tulžys, kada pradeda skirtis skrandžio sultis, ar ne, bet vėlgi ta rūgštis, tokiu atveju jau prasideda virškinimo procesas ir mes į tą užsikūrusią mašiną jau tik įpildami tą kūrą mes gaunam maksimum rezultatų dėl to, kad maistas yra greitai ir gerai apdirbamas, kūnas yra pasiruošęs tam, jisai skiria visas savo jėgas virškinimui ir taip yra ir geriau, ir tikslingiau suvirškinamas maistas. Labai svarbus momentumas, tai grįžkim truputėlį dar prie to sauso badavimo ir kodėl tai yra pirmas žingsnis. Ir sauso badavimo metu žmogus pradeda, visų pirma, atsistato jo skonio receptoriai liežuvyje, mes pradedam jausti, kas yra saldu, kas rūgštu, ar ne, su žmonėm, kuriais mes mokomės mokykloje. Mes atliekam tokią praktiką, ten jau pradžioje mokslo, ar ne, kada mes bent jau kartą dienoj valgom sąmoningai. Ką tai reiškia? Tai ne tik, kad mes pasirenkam produktus, kuriuos norim, bet mes ir prieš tai padėkojam, ar ne, tiem, kas gamino, iš kur tas maistas atsirado, suvokiama, kad maistas tai yra Dievo dovana ir mes ilgai kramtome, jausdami skonį. Tai yra nuostabi praktika ir kada tu matai, kad daug maisto, tu valgai dėl to, kad tik įsivaizduoji, kad jis skanus. Arba tavo įprotis tai yra, bet kada tu bandai skonio receptoriais liežuviu pajausti jo skonį, tu nejauti nieko. Arba atvirkščiai, atrodantis prieskas ir paprastas maistas, jis turi begalinai daug skonio. Ir kada tu tai, sakykime, praktikuoji dažnai, tu pradedi matyti, kaip skiriasi obuolio skonis, pirktinio ir natūralaus skonis. Ne vertė, apie vertę mes visi žinom, ar ne? Bet skonis arba, pavyzdžiui, bulvė, ar ne, kaip atrodo nieko čia tokio, ten be prieskonio, bet ką, bet jeigu jinai yra tikrai gera bulvė, tu jauti kiekvieną skonį ir surumą ir kartumą netgi ir saldumą ir visi tie skoniai tavo burnoj kelia, tai yra duoda impulsą tavo smegenim pažinti tą maistą, suvokti, priimti jo informaciją. Tai, kas vyksta mūsų kūne, tai yra atskiri procesai, kaip yra skaidomas, ar ne, kaip skaidomi krakmolai, maistinės medžiagos, kas vyksta mūsų žarnyne, kodėl tas skaidimasis ir įsisavinimas medžiagų vyksta plonajame žarnyne, nuo ko tai priklauso, ar ne, vis dėlto nuo mūsų kūno švaros, nuo to, kiek mes gebame išvalyti kūną. Todėl sausas badavimas, žmonės dar dažnai maišo, kad sausas badavimas tai yra valymasis. Sausas badavimas apima visą procesą. Tai yra, kūnui leidžiame pačiam išsivalyti, kūnui leidžiam pačiam išgyti.
tai pats nemaloniausias, sakykime, procesas, bet didžiausia ir geriausia rezultatai, labiausiai džiuginanti duodamas. Ir kūnas išmoksta jausti, ko jam reikia, kas jis yra, ar ne, jisai tarsi išlaisvinamas iš tos pozicijos, iš to materialumo, to slėgio, ar ne, to krūvio, ir jisai pakilęs aukščiau gali toliau evoliucionuoti. Labai daug pavyzdžių, kada po sauso badavimo žmonės sako, mano imuninė sistema, aš nežinau, tiesiog aš nebesergu, aš esu sveikas. Tai vyksta viskas, ir įsivalau, ir pamaitinu, ir pasveikstu. Bet tai daryti dažnai nėra rekomenduojama. Yra žmonės, kurie įgūdę ir, pavyzdžiui, atlieka tokias praktikas kartą į savaitę arba ten kartą į mėnesį, bet tai yra askezė. Tai yra, prisimenat, kai kalbėjom, ar ne, kada mes energiją tiesiog paskiriam kažkam ir išlaisvinam tam tikrą energijos kiekį tam, kad mes kažko pasiektumėm. Ar tai yra tikslinga, netikslinga, ten vėl kiti dalykai, bet iš esmės tai yra labai gražus ir tikrai žmogui pagelbėjantis procesas, tai yra Dievo dovana. Tai bet tai yra jau kiti dalykai, bet jeigu mes sveikatinamės, mes žiūrime, sakykime, į kūną, kaip į dvasinį aspektą ar fizinį aspektą, tai tą padaryti bent jau 2 kartus metuose to pakanka dėl sveikatos, nebent jeigu yra kažkokia liga ir mes tada gydomės reguliariai badaudami arba gydomės kelias dienas badaudami. Nes čia yra gydymosi procesas, esminis dalykas, kad aš noriu pasveikti, kad man to ar to nebebūtų, ar ne, čia vietoj vaistų, ar ne, juk mes nesakom, kada vartojam vaistus, kad mes valom organizmą. Nors čia, sakykime, per valymąsi, kam reikalingas valymas, tam, kad mūsų organizmas būtų stiprus pats išgyti, tam, kad jis būtų stiprus gyventi, tam, kad jis turėtų jėgų ir energijos. Toliau. Dar yra labai svarbu suprasti, kad švarinimas, kada mes valom, valyti kūną būtina reguliariai, kartą į ketvirtį, sakykime, kas tam yra daromas. O žmonės labai dažnai irgi galvoja, pabadausiu, ar ne, vienas projektas. Kitas dalykas, tai yra valgyti maistą tom dienom arba tą dieną, kuris stiprina mūsų kepenis. Tai yra įvairūs grūdai, sėklos, augalai ar ne, žolynai, kuriais mes atliekam tam tikrą programą. 7 dienas, 14 dienų. Aš dažniausiai tai rekomenduoju nuo pilnaties 1 dienos iki 14 dienų. 3 mėnesius kartą į mėnesį. Tai prasme, 14 dienų vieną mėnesį, 14 dienų kitą mėnesį duoda tikrai geriausius rezultatus. Dar vienas momentumas, tai yra, kada mes kreipiam dėmesį į žarnyną ir mes atliekam arba mechaninės klizmas, arba vėlgi yra mityba skatinanti pasišalinimą atliekų iš plonojo žarnyno. Kam tai yra reikalinga? Visų pirma, žarnynas tai yra tas dalykas, per kurį vyksta mūsų mityba. Todėl, kad jeigu jis yra apsinešęs senom ląstelėm, negyvom ląstelėm, riebalų liekanom, įvairiausiam cheminiam tarša ir taip toliau, jinai pasidaro jisai kaip tūba. Visų pirma, sutrinka mūsų tuštinimasis, sutrinka mūsų žarnyno peristaltika, bet svarbiausias dalykas, kad mūsų ląstelės nuolat yra alkanos. Jeigu mes į skrandį primetam ir sako, mano skrandis yra puikus, viskas įvirškina, tai nereiškia, kad jums pakanka visų maisto medžiagų. Dėl to, kad būtent nuo plonojo žarnyno priklauso, kiek jūsų ląstelės gauna tų maisto medžiagų. Nes skrandžio paskirtis tai yra suvilgius rūgštimis, susmulkinti maistą, ar nesakim, paruošti į košę, suteikti tam tikrų vėlgi cheminių medžiagų, apdirbti, nustumti į plonąjį žarnyną, ar ne, ten dirba jau visai kiti mechanizmai. O ten jau yra nereikalingos medžiagos atskiriamos, o išskaidytos maistinės medžiagos, vitaminai, mikroelementai, viso to, ko mums reikia, viskas yra patenka pro žarnyno sieneles į kraują. Ir kraujas išnešioja po visus organus. Ne? Kraujas kas yra, kokias ten yra ląstelės, kokie ten yra mechanizmai, atskira tema, kas ką daro, kas prie ko pririša, kodėl svarbu, kad tas būtų, kodėl svarbu, kad kitas būtų, bet iš esmės patekę kraujas jau išnešioja ir tada mūsų kūnas arba pasimaitina arba ne. Visą laiką sakau, kad kuo žmogaus aukštesnis sąmoningumas, to maisto jam reikia mažiau. Kodėl jam reikia maisto mažiau? Todėl, kad žmogus geba intuityviai pasirinkti energiškai aktyvų maistą ir jam reikia visą laiką mažesnio kiekio tam, kad
jo kūnas būtų pasotintas. Švariame kūne, išvarioje sieloje, sakykime, suvalgė žmogus saują elementariaus produkto, bulvių pavyzdys, nes gali gauti absoliučiai visą Mendelejevo lentelę ir būti pasotintas. Tai yra dėl to, kad jo kūnas yra švarus ir geba pasimti maksimaliai viską, ko jam reikia. Kuo žmogus gyvena netvarkingesnį gyvenimą, nešvaresnį gyvenimą, tai yra žemesnio sąmoningumo, tuo didesnė tikimybė, kad jo kūne yra bardakas ir jis nori nuolat valgyti. Kodėl? Todėl, kad jis nuolat yra alkanas, jo ląstelės yra alkanos, tai, ką suvalgom, tai yra žemo dažnio, žemų vibracijų maistas, žemos informacijos maistas ir jis tiesiog leidžia skrandžiui virškinti, dirbti. Bet jeigu yra apsinešęs sienelės, apsinešęs žarnynas, nevyksta pilnai medžiagų apykaita, tokiu atveju žmogus negauna visų būtinų maisto medžiagų, nes viskas yra pašalinama. Ir sako, aš daug valgau, daug kakoju, o kaip tu jautiesi? Ir todėl visada sakau, kad pirminis aspektas, ar jūs sveikas ar ne, ar jūs turite energijos ar ne, atsakykite klausimą, ne, tada žiūrim, kur, ar ne, yra tas trikdis. Tai sauso badavimo metu visi tie trikdžiai, jie pranyksta. Ir žmogus dažniausiai eina į tai irgi kaip į šventę. Taip, tai yra šventė, tai yra duotybė. Bet mes tada perlaužiam save tai, kad maistą pradedam priimti irgi kaip kažką tokį, kas, gal aš visai tada nevalgysiu, gal man tada visai nereikia. Nenueikime į iliuziją, nenueikime į kūno alinimą. Jeigu mes galvojam, kad per kūno alinimą mes pasieksim šviesą, tai yra neteisinga. Kūno alinimas tai yra vienas iš tų aspektų, kada žmogus, vėlgi sakau, tą energiją konceptuoja į kitą dalyką. Bet tai yra iškreipta pozicija, todėl kad tai eina per kančią. Tai yra aš per kančią kažką gausiu. Per kančias yra daug dalykų, kada žmogus iš tikrųjų tik per kančią gali atidirbti savo karmą. Ką tai reiškia? Atidirbti karmą tai reiškia suvokti priežastį. Bet jei mes kalbam, kad mes esam sąmoningi, keičiasi laikai, keičiasi mūsų suvokimas, tai mes suprantam, kad ne kančia yra esmė. Kančia gali būti tas produktas arba tas įrankis, kuris nesąmoningai sielai duoda plaktuku per galvą, kad tu susivok. Ne? Tai iš esmės, kaip ir to neturi būti. Ir per kančią ugdyti kūną yra, ne tai, kad kvaila, bet tai yra žemesnis lygmuo tobulėti. Tada ką daryti, ar ne, kaipgi čia tada yra. Todėl mes turime priimti ir sausą badavimą ne kaip kančią, o kaip galimybę išgyti. Ir maisto mes neatsisakome. Kada mes pakeičiam savo suvokti, kad maistas yra Dievo dovana, kaip ir keičiam požiūrį į pinigus, kad pinigai taip pat yra energija, tai yra Dievo dovana, yra tik tai vėlgi, ką aš su tuo darau, ne, kaip aš tai paskirstau, ar aš pagal Dievo valią, ar ne, ar vėlgi aš ugdau savo ego ir pučiuosi kaip balionas nuo to. Tai su maistu lygiai taip pat. Jeigu aš tai priimu kaip Dievo dovaną, aš suvokiu, kokia tai yra brangenybė, kokią aš jausmą išgyvenu, tai priimdamas, koks aš esu laimingas, nes milijonas žmonių negali to daryti. Dėl bado, dėl trūkumo, dėl ligų, dėl sutrikimų ir taip toliau, ar ne, bet aš galiu tai priimti. Kada suvokiu kaip dovaną, tai man tai tampa kaip šventikla, kaip ritualas, ar ne. Ir aš tada suprantu, man maistas tada, kaip suprantat, kaip yra, kai sako, aš negaliu atsisakyti mėsos, tai neatsisakyk, reiškia, dar tu neužaugęs iki to ir nėra čia nei blogai, nei gerai, galbūt tau reikės dar 10 gyvenimo, gal 15, ar ne. Nes iš esmės tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra žmogaus evoliucija. Bet tas atsisakymas maisto arba maisto kaita realiai priklauso nuo tavo sąmonės lygmens. Nes kuo tu daugiau sąmonėjai, bet iš tiesų, ar ne tai, kad informacijos gauni ir žinių, bet tavo suvoktis kinta, tu pradedi matyti visus kitus argumentus maisto parinkties, kodėl tu tai valgai, ką tau tai duoda. Ir iš esmės, pavyzdžiui, vien suvokti, kad vis dėlto kaip bebūtų, mėsa tai neša, kiekvienas maistas neša energiją, ar ne, ir tam tikrą informaciją. Kokią informaciją neša mėsa? Kur jinai yra auginta? Kaip jinai yra auginta, ar ne? Vėlgi čia žydai yra šioje srityje iš tikrųjų toli pažengę, kaip žinot, ar ne, yra košerinis maistas ir ten jie gyvūnėlius ten žudo ar nepjauna dėl mitybos visai kitaip, jie paaukoja, ten kraujas yra nuleidžiamas ir taip toliau. Tai yra tam, kad mirties metu gyvuliukas nepatirtų to streso ir bent jau tos stresinės medžiagos, ta informacija jinai nepersiduotų žmogui.
Jie ten nevalgo tą dieną mėsos su pienu būtinai, nes tai iš tikrųjų yra peilis žmogaus organizmui kūną. Mes valgom viską, mes vos ne kotletus užsigeriam pienu ir įsivaizduojam, kad mes būsim sveiki, ar ne, nekalbant apie energinį lygmenį, bet mityba jinai atspindi tavo sąmonės būseną, dėl to, kad vėlgi kiek tu suvoki, ar tu valgai pagal instinktus, kaip gyvuliukas, sakykim, kad valgau tai, ką turiu ir man gerai, iš esmės būna tam tikros gyvenimo situacijos, bet vėlgi kaip tu tai priimsi, valgau ar ryju, ar tai aš priimu kaip Dievo malonę ir ačiū Dieve, kad tu man tai duodi, nes dabar, reiškia, mano kūnui to reikia, nes niekas nėra mano gyvenime atsitiktinai, viskas įvyksta taip, kaip turi būti. Tai iš esmės, kada tu augina, sakykime, žmonės namuose, ar ne, ten su meilė, su dar kažką, tu galvoji, tai kam tai valgyti, tai mes tada papjaukim vyrus ir žmonas, lygiai taip pat mes užauginam su meilė ir suvalgom, nes, tai mėsa, tai iš tikrųjų tai yra mėsa. Bet kada, sakykime, galima vėlgi būtų argumentas, tai visą gyvenimą valgėm, taip iš tiesų, dėl to, kad mes neturėjom pasirinkimo, mūsų buvo šaltas, šiaurinis klimatas, ar ne, žmogus turėjo išgyventis, neturėjo tiek technologijų. Ar jūs galvojat, kad visa tai, kas mums yra duota ir sukurta, yra šiaip sau, čia žmogaus produktas, čia yra iš aukščiau nuleistos mintis, ar ne, parodimas, gebėjimas žmonijai evoliucionuoti, ar nekinta aplinka, o mes turime būti tie aborigenai, kaip priėjom, taip ryti. Žmonės neturėjo galimybių saugoti, ten valgyti špinatų, salotų žiemos metu, jie neturėjo galimybių ten ryžių, morkų išsisaugoti, kažkaip purvuose gyvena, miškuose, trobelėse, dūminėse ir taip toliau, ar ne? Bet ir tai, jeigu pasigilintumėm į archainę lietuvių mitybą, nes buvo etapas, kada tuo tikrai labai labai domėjausi, tai tos mėsos jos buvo labai minimaliai. Realiai mėsa atėjo tarybiniais laikais. Net jeigu žiūrėsime tos protėvius jų krikščionybės etape, taip pat mėsa buvo prabangos dalykas. O jeigu žiūrėsime pagonybės laikus, ten taip pat buvo aukojami ir gyvuliai retai kada auginami maistui. Gyvuliai buvo, žmogus mito žieve, šaknimi, žolynais, kiek produktų yra gamtoj, bet mes tai nesigilinam, nes mums tai yra per sunku. Mes sakom, mes taip išmokyti, visą gyvenimą visi valgė mėsą. Tai mes dabar įsikalkime galvą, sakykime savo, kad realiai tą visą gyvenimą, kada mes sakom, tai reiškia, kad mūsų tėveliai tą darė. Mūsų seneliai jau nebevalgė tiek, kiek mūsų tėvai valgė mažiau. Mūsų proseneliai valgė retai, todėl kad tai buvo prabanga. O mūsų proseneliai praktiškai nevalgė jos. Ir tik jeigu žiūrint labai seną amžių, 3-4 tūkstančiai metų prieš Kristų, kada žmonės buvo iš tiesų, kaip sakau, dar tie neandertaliečiai, ar ne, kailiais vaikščiojom, kada dar tas apdirbimas, paėmimas, žemdirbystė nebuvo išvystyta, tik tada mes buvom mėsaėdžiai. Tai dabar, jeigu žmogus evoliucionuoja, ar ne, mes žinom, daug skaitom, daug informacijos gaunam. Žmogus evoliucionuoja, kas yra evoliucija, nebūtinai mūsų psichinė dvasinės būklės kaita, sąmoningumas, išmintis, intelektas, bet mūsų fizinis kūnas mūsų kinta, ar ne? Ir tos duotybės, kurios duotos, ar jūs prilyginat save tiem aborigenam, ar jūs nemokat, negalit išsikasti šaknies, ne, mes tingim. Mums yra įdėtos tokios programos, tokie blokai, ir visi valgia, ir aš turiu valgyti. Tai yra neteisinga, tai yra žalojanti mąstysena. Ir tai yra būta padaryta tikslingai, dėl to vėl, kad žmogaus evoliucija sustotų tam tikrų būtybių iniciatyvą. Mes tai puikiai darom. Tada yra daugybė įkišta visokiausių, sakykime, nikų ar ne, bereikalingų įsitikinimų, kad nevalgysi mėsos, trūks geležies. Aš iš savo pavyzdžio galiu sakyti, visą gyvenimą man trūko geležies, nekalbant apie energinį lygmenį, kas yra mažakraujystė. Bet iš tos pusės, kad valgyk mėsą, nes tu nuslopsi, nugriūsi, numirsi ir taip toliau, ar ne? Mano kraujodara atsistatė tada, kada aš atsisakiau mėsos. Kada aš atsisakiau mėsos. Mano gydytoja, paskutinį kartą aš pas ją buvau, gal 5 metai, jinai, ką tu padarėjai, kas atsitiko, kodėl tavo kraujas tokie rodikliai ir taip toliau, ar ne, kodėl? Mėsą nustojau valgyti. Mėsa mūsų kūne visą laiką kelia ne tik energinį šoką, bet visą laiką sukelia puvimo procesus. Forever. Žmogus valgantis mėsą niekada neperžengs tam tikro sąmoningumo lygmens,
koks jam yra duotas. Ta prasme, jeigu jūs galite savo sąmonėje pakilti 100 laiptelių, kaip pavyzdys, ar ne, jūs gimėt, jūsų sielos programa yra pakilti 100 laiptelių. Jūs pakilsit, bet valgant mėsą tik 50 laiptelių, kaip pavyzdys. Tiesiog viskas, lubos yra. Dėl to, kad energinis lygmuo jums neleis to padaryti. Jeigu jūs to nevalgytumėt, jūs pasiektumėt tą 100. Tai ta prasme, kada jūs ir sakysit, pilna žmonių, kurie yra sąmonėji ir sąmoningi ir tikrai dvasingi ir jie vis tiek tą mėsytę valgo. Visų pirma, jeigu jie valgo, tai jie maksimaliai neišnaudoja to, ką jie gali padaryti. Jeigu jie to nedarytų, jie pasiektų dar daugiau. Kitas dalykas gali būti taip, kad siela dar net nėra pasiruošusi tiek išaugti. Iš tiesų, jo kūnui dar reikia tos mėsos, nes jis negeba peršokti tą ar ne, per tą kartelę aukštesnio sąmoningumo. Šitaip yra. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai. Tai yra mūsų evoliucija. Jūs turite tą žinoti, jūs turite tuo vadovautis ir priimti sprendimą tokį, koks jums yra naudingas. Tai sausas badavimas, jis leidžia išgirsti savo kūną, jis leidžia pajausti, kas jūs esate, jis leidžia daugiau, tai sausas badavimas nėra vien atsisakymas maisto. Sausas badavimas tai yra ritualas, sausas badavimas tai yra procedūra, sausas badavimas tai yra malda, sausas badavimas tai yra įsigilinimas į save. Ir tai yra sąmoningas pasirinkimas, ar ne? Tai kada mes mitybą ruošiamės kūnui, ar ne, tai yra užrūgštinama, kad ten išdegtų visa, kas mumise yra nereikalinga, kada mes paruošiame, kada mes išsimaudame, ar ne, kada mes nutylame, kada mes atsisakom tų socialinių tinklų, chaoso, kalbėsenos, ar ne, kada mes einame į tylą, kada mes nevalgome, leidžiam kūnui susistovėti, subręsti, ar ne, subūti. Ir kada mes išeinam apsivalę, su nauju energiniu lygmeniu, ir mes grįžtam realiai į tą patį buvusį gyvenimą, tada iškelkit savo klausimą, kam aš visą tai darau? Ar iš tiesų aš čia tik žaidžiu su savo valia, su savo, ar aš galiu, kas man bus? Tai ir vaikiška. Suprantate, tie pasirinkimai yra vaikiški. Ir kada mes sakom, kad tai mane sužaloja, arba tai man per sunku, tai man, kaip mokytojai, žiūrint iš šalies, tai atrodo tik viena, kad jūs tai darote netikslingai, nesąmoningai, kad jūs pasirinkote, vabank, kaip sakant, pažiūrėsiu, kas bus. Bet nėra to suvokties, kas su manimi vyksta. Ir mano pozicija tiem, kuriems sudėtingiau, tai ne todėl, kad kažkas blogai su sausu badavimu, arba įėjimu, arba išėjimu, tai nėra taip esminis. Bet manau, kad sunkiausia yra nevalgyti ir net nepasirinkti produktus. O sunkiausia yra atsisakyti to beprotiško bėgimo, lėkimo, naivaus tikėjimo, kad aš negaliu iš viso tos voverės rato išeiti. Ir tada mano pasiūlymas yra, gal pirmą mes pradėkim nuo savistabos. Mes darykim tokias praktikas, kaip sakykim, kartą į savaitę aš leidžiu savo būti. Nebėgti, neeiti, nedaryti, neatsakomybę nešti, būti. Išmokus būti, antras etapas, gal man reikia išmokti tylėti, stebėti, pasirinkti, pajausti, pradėti valgyti, bent jau kartą dienoj, sakykim, savaitę laiko, aš kartą dienoj, bandau bent 5 minutės valgant, mąstyti apie valgį, apie kūrėją, apie šviesą. Ne apie kažką, kas ten mano mintyse makaluojasi, ar ne? Ir pajausti skonį. Ir taip save ugdant savo valią, ugdant savo proto koncentraciją, ugdant savo kūno pažinimą, tada ateiti sausą mitybą. Vėlgi ne kaip prašant arba kas bus, bet aš dabar turiu pasveikti, nebūtinai. Nes yra karminiai dalykai. Taip jūs palengvinsit savo kūną. Taip jūs iškelsite paviršių visą, kas jumise yra. Ir sausas badavimas iš tiesų, jeigu yra tos lėtinės ligos, jos iškils. Nebūna kitaip.
Lengvesnė forma bus tada, kada jūs sąmoningai tai priimsit ir leisit tam būti, nesipriešinsit. Ir jos iškils ne sauso badavimo dieną. Gali sauso badavimo dieną kažkas pradėti ryškėti, bet dažniausiai tada, kada pradedat valgyti. Ir ne todėl, kad jūs per sausą badavimą save suluošinant, o todėl, kad kūnas pradeda gydyti save. Gydymo procesas nebūna, pagijau. Net gydymas energija trunka mėnesiais. Mes neturim tiek jėgų, kad mes piršto palietimu gebėtumėm žmogų atvesti, išgydyti jo fiziologiją visą. Net tam reikalingas laikas. Net pakylėti mokytojai, kada kalba, ir sako, jeigu jūs mūsų paprašot, mes jums tai, ko prašot, duodame iškart, bet jums reikalingas laikas, kad pakeistų jūsų ten karmą, struktūrą, daitų iki jūsų, taip šnekant, ar ne? Tai čia lygiai taip pat. Jeigu prasidėjo tas veikimo procesas, sakykime, sveikos ląstelės pradėjo, kad tam tikra, bet sakykime, buvo uždegiminiai procesai skrandyje, ar ne? Ir sveikos ląstelės suvalgė nesveikasias, jos pasimaitino, jų nebeliko, uždegiminis procesas sumažėja, tai juo duoda jums tam tikrą pojūtį. Tada pradeda atsinaujinti, naujas ląstelės gaminti, nevyksta tam tikri procesai, šalinimo, atsikabinimo, įvairiausi procesai. Ir jums tai gali duoti skausminį sindromą, nepatogumą, kažkas tai vyksta, nežinau kas, ar ne. Kad ir vėlgi tulžies kažkokie, nevirškinimai, ar ne, kas čia man dabar yra. Taip, tulžies nutekėjimas sutrinka. Kodėl? O kodėl sutrinka, ar ne? Tai reiškia, pas mane tiek buvo užslėpto pykčio, užslėpto, nebūtinai mes galvokim pyktis agresiją, ar ne, bet nepasitenkinimo, ar ne, tų tokių nepaleistų emocijų, kurios buvo antiek stipriai uždarytos. Ir per fiziologiją aš tai išreiškiu, aš tai jaučiu, tai yra signalas man, aš mintimis dirbu su tuo, aš medituoju tai, ar ne, aš dirbu su savo kūnu, su mentalu, su astralu. Ir žolėmis, ar ne, ar vaistinė medžiagom aš padedu tam atsiskleisti, ištekėti, pažinti save ir per tą procesą aš išgyju. Ir žiūrėk, žmogus, po sauso badavimo 2 mėnesius, tai yra tas etapas, kada žmogui visai nerekomenduojama valgyti, jeigu mes kalbam apie gydomą sausą badavimą. Tai yra 2 mėnesiai, mes maitiname sąmoningai, mes mokomės maitintis, mes pažįstame maistą, pažįstame maistinės medžiagas, ar ne, mes pažįstame skonius, mes šviesėjame, ar ne. Aš kiekvienam jums linkiu praeiti tą procesą ir iš tikrųjų patirti tą maitinimosi malonumą, žinių gausą apie mitybą ir pasirinkti paprastą, nuostabų, dieviškai skanų maistą. Bet per tuos 2 mėnesius tada ir aš matau, kad pas mane buvo tas, pavyzdys, ar netulžies ten problemos kažkokios po 2 mėnesių ar po 3 net geriausia, nes 3 mėnesiai yra tas etapas, kada ląstelė pilnai atsinaujina. Po 3 mėnesių aš nueinu, jokių būdų nerekomenduoju darytis tyrimų po sauso badavimo. Jie gali būti prasti, arba jie gali būti prastesni net daryti prieš sausą badavimą. Dėl to, kad tada mūsų organizme prasideda, kada žmogus pradeda valyti namus, bardakas pirmiausia būna, nes tu išmeti iš stalčių kažką rūšiuoji, kažką dedi, valai, bliūdai, skudurėliai, toks pat procesas mūsų kūne. Kada mes jam leidžiam, duodam signalą, tvarkykis. Gerai, tada jisai sako, ar ne? Ir tas bardakas. Ir yra daugybė pavyzdžių, kada žmonės daro tyrimus ir kokių tik dalykų neranda. 2-3 mėnesiai jumise turi būti ramybė. Tai yra leidžiat kūnui daryti, ką jis nori. Ir tada po 3 mėnesių jums ateina rezultatai. Po 2-3 mėnesių jūs pradedate žiūrėti, nebėra mano pilvo. Arba, kaip pavyzdys, ar ne, buvo karpa nėra, nėra karpos, nebuvo cisto, nėra cistos, man galva skaudėdavo, nebeskauda, bral nebeskauda, plaukai, žiūrėk, želia plaukai, ar ne. Tai visą tai leist kūnui, suprantat, mes įpratę gyventi, duok dabar, yra rezultatas. Ne, tai yra procesas. Tai dabar 3 badavimas, tai yra skirtas tiem žmonėm, kurie iš esmės pakankamai lengvai praėjo pirmus 2, tie, kuriem iškilo, kuriem liga pradėjo reikštis, kuriem pajutė tam tikrus momentumus. Šitą praleidžia 3 badavimą, 4 žiūrėsim, kaip mums bus. Nes jūs mėnesį laiko gydysitės, ar ne, ir tada žiūrėsim, ką jūsų kūnas sakys. Toliau, visos tos procedūros, jos turi būti tokios pat, ar ne. Iš vakaro mes bent jau dieną atsisakom pieno produktų ir mėsos.
Dieta yra tokia pat kaip prieš antrą badavimą. Tada mes būtinai prieš stojant 6 valandą, mes einam nusiprausti, mes įeinam į maldą, mes paskiriam askezę pagidavimą, dėl ko mes tai darom, ar ne. Sauso badavimo metu mes stebim save, mes medituojam, mes daugiau pasivaikštom, mes atliekam eilinius darbus, bet mes atsisakom triukšmo, bėgimo, kiek tai yra įmanoma, kalbėjimo, ar ne, mes atliekam meditacijas skirtas, energizuojančius pratimus. Dar vieną praktiką labai rekomenduoju tiesiog badavimo metu atsisėdus tiesiog mintyse vizualizuoti, kaip šypsosi jūsų smegenis, kaip šypsosi jūsų akis, kaip šypsosi jūsų kiekvienas vidaus organas, ar ne, mano skrandis šypsosi ir aš bandau pajausti, kokią spalvą tai skiria, kaip atrodo mano besišypsantis skrandis, pajausti tą emociją, žinokit, labai padeda užkurti tą vidinį procesą, tiek valymosi, tiek džiaugsmo, tą energetiką pakilėti, tai begalinai galinga ir nuostabi praktika. Tada vakare, ar ne, mes vėl nusiprausiam, persirengiam švariais drabužiais, mes padėkojam savo kūnui už tai, kad jisai gebėjo pereiti tai, ar ne. Ir tada pradedam vėlgi pagal antrą išėjimą, ar ne. Mes tada vėlgi geriam vandenuką, pirmiausia kramtom česnaką su duona, ar ne, tada geriam vandenuką, tada įeinam į mitybą, kompotai, ryžiai, ar ne, pagal savo došą pasiskirstot, bet ir tas išėjimas, vėlgi tas 2-3 dienų vėlgi stebim kūną. Jeigu daugiau rūgščių kylam, nes tai gali būti, ar ne, mes valgom daugiau grūdinę kultūrą. Jeigu viskas yra okei, mes valgom daržovės, bet bent jau 1 parą. Paskui mes iš esmės galim iš tiesų pereiti tą normalią mitybą, ir įtraukti tos produktus, kuriuos aš rekomenduoju, nes kai aš jums atsiunčiu dietą kaip ir, tai nereiškia, kad tą dieną jūs tik tai ir valgote. Jūs valgote įprastai, tik tai tos dienos meniu turi būti įtraukti ir šitie produktai. Jeigu bus įdomu, mes galėsim toliau keliauti, ar ne, mokytis apie produktus, kiek tai yra naudinga, kiek tai yra reikalinga, bet čia jau yra mano mokykloje tie dalykai kalbami ir mokomasi. Tai tiek šiandien, jeigu bus klausimų, prašome klausti, atsakysiu tikrai grupėje, linkiu kiekvienam labai gražių potyrių. Dabar taip, kadangi numatomi pakankamai dideli šalčiai, tai per sausą badavimą, esant žemesniai nei 5-7 laipsnių minusiniai temperatūrai, nerekomenduojama vaikščioti, prasme kieme. Tai yra, būnam šiltoj patalpoj, būnam šiltai apsirengę, jeigu reikia kažkur judėti ir išjudėti, mes labai šiltai apsirengiam, stengiamės kuo trumpiau būti lauke, nes tam reikalingos didžiulės energijos sąnaudos ir iš tikrųjų tai pasunkina mūsų tą sausą badavimo būseną. Šaltis, kada yra dienos metu virš 15, iš viso net negalima sausai badauti. Tai jeigu kartais netyčia oras toks iškristų, aš jūs informuosiu, mes tada visai net neįeisime į sausą badavimą, bet aš tikiuosi, kad bent jau pagal prognozę taip neturėtų būti. Ir ką? Tada iki kitų malonių. Apkabinu.